Ruduo yra nuostabus metų laikas aplankyti Exmoor nacionalinį parką, kuris yra Anglijos pietvakariuose. Exmoor nacionalinis parkas yra žinomas savo įspūdingais peizažais, įvairių gyvūnų ir augalų rūšių gausa ir istoriniais paminklais. Čia galima rasti daugybę miškų, kurie rudens metu keičia savo spalvas nuo žalios iki geltonos, oranžinės ir raudonos. Tai yra puikia proga pasivaikščioti ir mėgautis gamtos grožiu. Galite rasti daug maršrutų ir patarimų apie tai, kur eiti, ką pamatyti čia. Exmoor nacionalinis parkas yra vienintelė vieta Anglijoje, kurioje gyvena laisvėje raudonieji elniai. Rudens metu vyksta jų poravimosi sezonas, kai elnių patinai bando pritraukti elnių patelės ir konkuruoja su kitais patinais. Jų garsūs riaumojimai gali būti girdimi visame parke. Jei norite pamatyti ar išgirsti raudonuosius elnius, rekomenduoju eiti į Countisbury ir Brandon maršrutą, kuris yra vienas iš Exmoor klasikinių pasivaikščiojimų. Exmoor nacionalinis parkas siūlo daugybę veiklų ir renginių rudens metu, kurie tinka visiems amžiams ir pomėgiams. Galite išbandyti kajakų plaukimą, baidarės žygį, žvejybą, dviračių sportą, žirgų sportą ir daug daugiau. Taip pat galite dalyvauti įvairiuose festivaliuose, parodose, koncertuose ir paskaitose, kurie vyksta parke. Vienas iš didžiausių nacionalinių parkų Jungtinėje karalystėje, apie 693 kvadratiniai kilometrai. Parkas siūlo daugybę apgyvendinimo galimybių, nuo kempingų ir sodybų iki viešbučių ir namelių. Tai puikia vieta norintiems mėgautis aukštos kokybės aptarnavimu ir nuostabiais vaizdais. Čia yra nuostabi kraštovaizdžio įvairovė, kuri suteikia įkvėpimo ir malonumo tiek lankytojams, tiek gyventojams. Dideli atviri viržynų plotai suteikia pietvakarių Britanijoje retą atokumo, laukinės gamtos ir ramybės pojūtį. Įspūdingi pakrantės vaizdai, gilūs miškingi slėniai, aukštos pakrantės uolos ir sraunūs upeliai, visa tai sudaro turtingą ir išskirtinę mozaiką. Exmoor nacionalinio parko orai yra nuolat kintantys ir priklauso nuo metų laiko, aukščio ir pakrantės artumo. Rudens metu parkas yra šiltas, su vidutinė temperatūra apie 14 laipsnių. Lietus gali užeiti staiga, bet tai trunka 10 minučių ir tai kartojasi. Žiemą parkas yra šaltas ir drėgnas, su vidutinė temperatūra apie 5 laipsnius. Pavasaris yra vėsus ir lietingas, su vidutinė temperatūra apie 10 laipsnių. Vasara yra saulėta, su vidutinė temperatūra apie 18 laipsnių. Parko vidurys yra dažniausiai aukštesnis ir vėsesnis nei pakrantės dalys. Daugeliui žmonių pamatyti Exmoor ponias ant atvirų viržynų yra vienas iš svarbiausių kelionės į Exmoor akcentų. Jie yra vieni iš daugelio britų vietinių ponių, čia daugybė bandų ganosi natūraliuose ganyklose. Poniai yra tik laukiniai, ta prasme, kad bandos laisvai klajoja po nacionalinį parką, o taip visi poniai priklauso kažkam. Yra apie 20 skirtingų bandų, iš kurių 2 priklauso nacionaliniam parkui.